Sveiki, mėly bičiuliai. Neseniai įsigijau senas kolonėlės 10 GDŠ. Jos buvo paprastai prie kai kurių magnetofonų senų apie 80-85 metus. Čia yra Majako magnetofono kolonėlės. Štai tokias kolonėlės aš buvau nusipirkęs 1984 metais. Tada man labai reikėjo kolonėlių ir Kaune parduotuvėje buvo tik tai tokios, neprisimenu, jos gal 70 rublių kainavo. Ir aš jas nelabai norom nusipirkau. Na, galvoju, pasižiūrėjau, kad čia tik tai po vieną garsiakalbį kolonėlį, tai galvoju, nieko gero čia nebus. Tačiau labai nustebau jas parsivežęs namo, nes pasirodė, kad šitų kolonėlių plačiajuosčiai dinamikai yra tikrai plačiajuosčiai, tai yra nuo 63 Hz iki 20 kHz dažnius atkuria. Ir tai labai realiai atkuria, girdisi labai puikiai kiekvienam. Nereikia kažkokių specialių akustinių prietaisų dažnių nustatymui. Tačiau šitos kolonėlės turėjo vieną neigiamą labai dalyką tokį, tai kad jų pakabos, tai yra kraštai garsiakalbių būdavo daromi iš kažkokios labai nepatvarios medžiagos, ten kur balti kraštai, iš presuoto porolono ar kažko tai panašaus. Ir jos laikydavo tik tai kelerius metus. Todėl reikėdavo keisti pakabas dinamikų, o tų pakabų nebūdavo iš kur gauti. Dabar, kai nusipirkau šitas kolonėlės, čia aišku irgi reikėjo keisti tas pakabas, tai yra kruopštus ir nelabai malonus darbas, tačiau pavyko neblogai. Ir geriuosi šių kolonėlių garsų vėl. Na, iš mano turiu taip pat S90 kolonėlę. Ten galbūt šitos ir nesiekia tos kokybės, kokią duoda S90 kolonėlės, tačiau už mažesnės visas kitas Sovietų Sąjungoje gamintas kolonėlės, tai šitos tikrai yra mano manymu geresnės. Nors čia yra, aišku, skonio reikalas. Tai va, dabar aš siūlau pasiklausyti per šitas kolonėlės Aidos Zabotkaitės ansamblio atliekamą Kertukų melodiją seną. Į sceną aš noriu pakviesti vieną iš tikrai pradininkų tos trankios bigbido muzikos Kaune, Lietuvoje. Buvo tokia grupė, kurios pavadinimą pasakysiu ir aš manau, kad jūs iš karto visi pradėsit ploti. Tai Kertukai! Kviečiu į sceną Vidą Juronį ir jūs turėsit galimybę pamatyti, kokia faina yra Kertukų lopšinė. Mama ir tėti šiandien susitikę, o aš būtų namie prašau susitana. Mama ir tėti šiandien
kitų jau vaikas po